Ištrauka iš romano Vedama tamsos 6 skyriaus. Nors Antarina neketino užmigti popietės miego, užsnūdo ir bene pirmą kartą ligoninėje jai pavyko puikiai pailsėti. Kurį laiką ji vis dar kybo į snaudulio likučius ir stengėsi kuo ilgiau išsilaikyti pusiaumiegio būsenos. Kai budravimas ėmė viršų, palikdama šiltą ir purų lyg mėlynos vilną pojūtį, prasklendė mintis, kad galbūt smegenys jau sveiksta ir mėgins reanimuoti ankstesnės jos nuotaikas, veiklumą ir net ryžtą, likusius anapus traumuojančios ribos. Kurį laiką gulėjo užsimerkusi, klausydama ramaus Deiros kvėpavimo ir laiko pulso, cik-cik, cik-cik, cik-cik. Neprisimenu, kada taip gerai miegojau. Vos girdimai ištarusi skaniai pasirąžė ir nesulaukusi atsakymo atsimerkė į tamsą. Ei, Deira, čia tu? Tyla. Kas čia? Mieguistumas išlakstė akimoju. Jausmas, tarsi kas stebėtų tikotų pasaloje, smogė taip smarkiai, kad nušveitusi apklotą jį iššoko iš lovos. Ai! Suriko Deira ir ėmė berti greitą kalbę. Viskas gerai, aš čia. Tai tik sapnas, aš čia, viskas gerai. Kodėl neatsakei? Negaliu pakęsti, kai tenka taip atsikelti. Iš pradžių išgirdusi riktelėjimą, trenksmą ir tik po to pažįstamą Deiros balsą Antarinai palengvėjo. Ji pajuto silpnumą visame kūne ir klestelėjo atgal ant lovos. Tikiuosi, fanaro neužstatei. Iš intonacijos supratusi, kad tai nedusinantis slogutis, Deira nustojo raminti, guosti ir rodos net pyktelėjo. Kas dabar ausinių ieškos? Prasisukai kaip vėjo malūnas su nagais. Vos akių neišlupai. Nors kam man dabar tos... Nutilo, kvailai suprunkštė. Oi, nepyk, suvapėjo Antarina. Atsiprašau, labai atsiprašau. Ištiesusi rankas mėgino siekti palatos kaimynės, bet užkliuvo už kėdės ir griūdama į minkštą Deiros glėbį, nusitempė ją kartu su savimi ant grindų. Netikėtai atsivėrė palatos duris ir abi nuščiuvo, išgirdusios cipimą, o po to gerklinis slaugės riaumojimą. Myš, pani moja, šventa Marijo, sovietų robiče. Šokiruota vaizdo ir galiausiai suvokusi, ką mato, lenkaitė pridėjo lietuviškai. Jūs ne vaikų stovykloje, jūs esat suaugusios moterys. Kol abi alpėdamos iš juoko kilo nuo grindų, medicinos darbuotoja tūpčiojo rankiodamas servetėles, vienkartinius puodelius ir ausines, kurios vos atvėrus duris jai pasirodė panašios į pelę. Klipuodama iš palatos ir sukiodama galvą jau kvatojo ir ji, valydamasi ašaras ir prieš kiekvieną įkvėpimą įterpdama šventą Marijo. Juoko bangos rimo. Ir galiausiai Deira paaiškino. Užsidėjusi ausines knygos klausiau, o tu puolei man akis draskyti. Vitamino C prisigamino mėnesių į priekį. Atsiimu žodžius, kad nekenčiu taip atsikelti. Norėčiau tave apkabinti už geras emocijas, bet geriau nerizikuosiu. Susijuokos atsikvėpė, užsimerkė ir atlošė galvą. O ką klausai? Hipnozė, įtaiga ir psichoterapija. Vakar tau apie hipnozę pasakiau. O pati pagalvojau, kad seniai planavau paklausyti, ką apie tai rašė Vladimiras Bechterevas. Hipnozė. Super. Bechterevas pasakė, ponai, mirties nėra? Taip, papasako, ką žinai. Beveik nieko, dokumentinį mačiau. Prisimenu jo žodžius, jei po pokalbio su gydytoju nepalengvėjo, vadinasi prastas gydytojas. Dar žinau apie Bechterevo ligą, pažįstama pasakojo, kai mes abi vienoje ką... Prikando lūpą, vos neprasitarusi, kad pasakoja apie įtariamąją, su kuria dalinosi viena kamera Norvegijoje, kai įkliuvo Helle Hansen parduotuvėje. Žodžiu, pažįstama iš senų laikų buvo, bet čia jau sąnariai ir stuburas. Suspaudė širdį, pagalvojus, kad ji viską slepia, juk Deira atvirauja jai ligoninės mūruose įkalintai bendražygiai, guodžia, kenčia nuotaikos sviravimus ir mėgina supažindinti su kitokiu pasauliu, triuškindama baimės. Aišku, kiek nusivylusi atsakė Deira. Dar jis teigia, kad galima logiškai įrodyti žmogaus nemirtingumą. O galiausiai, neatsargiai pasisakęs, apsinuodijo maistu ir mirė. O gali garsiai paleisti? Žinoma, bet tik rusiškai radau. Šitam kartui tiks.
Jei ko nesuprasiu, paklausiu. O vakare bus staigmena. Patrynusi delnų suplojo Deira. Naktipečiams bus 2 su vištiena. Ir mano gamybos gėrimo paragausim po lašiuką. Įsitaisiusi Antarina pasirengė klausytis. Deira kostelėjo, ieškodama reikalingos piktogramos, nurijo seilės, lyg prieš pradėdama skaityti, ir bakstelėjo į ekranėlį. Jei sugriebė gyvatę už uodegos, mes greitai kristelsime ją ore, pamatysime, kaip jie akimirksniu sustingsta ir tampa kieta kaip lazda. Galbūt to galime paaiškinti senovinį stebuklą, kai vandens šaltinį, atradusio Mozės rankose, strypas virto gyvate. Šiurkščiu balsu įgarsinęs knygą, skaitovas kalbėjo apie tyrimus hipnotizuojant gyvūnus ir žmones, apie hipotezes, bandymus, rezultatus, teorijas ir išvadas, apie įtaigą ir ypatingą ryšį, kuris susidaro tarp užhipnotizuotojo asmens ir jo vedlio, hipnotizuotojo. Abi įdėmiai klausė. Viena, mėgindama rasti išeitį iš savo problemų, kita mėgavosi siurbdama į save visą įmanomą informaciją, nes jai tiesiog patiko ši tema. Nejučia, prabėgus valandai, dardantis maisto vežimėlis užgožė ne tik silpnai girdimus televizoriaus garsus už sienos, bet ir prikimusi skaitovo balsą. Pravėrusi duris pasisveikino naktinės pamainos slaugytoja, kuri atnešė vakarienę. Suokalbininkės prisiminė naktipečius, tačiau maisto neatsisakė. Vakar man mintis kilo. Jeigu žmonės taip tavimi pasitiki, galėtum savihipnozės mokyti, gal ne taip ezoteriškai skamba, ir pasiūlytum daugiau paslaugų. Paauglystėje domėjausi hipnozę, labai norėjau išmokti. Letargija, katalepsija, somnambulizmas, prabudimas. Kildama nuo kėdės, Deira vardijo kadaise skaitytas giliasias būsenas. Su Arūnu išbandžiau. Vieną kartą jis mane žiauriai išgąsdino. Gulėjo ramiai, gulėjo, o po to akis išvertė, nes savo balsu kriokt pradėjo. Ilgesingai nusijuokė seniems prisiminimams. Dabar suprantu, kad vaidino, nors prisiekė, kad ne. Matyt, norėjo, kad man smagu būtų ir jausčiausi tikra hipnotizuotoja. Nuo vaikystės buvo mane įsimylėjęs. Tokio strazdanoto žmogaus daugiau niekad nemačiau. Veidas ir kūnas geltonom dėmelėm nusėtas, o antakiai kaip 2 morkos. Pats toks masyvus, lėtas, tarsi asfalto valavimo mašina. Toks ir charakteris. Tik jį ir bandžiau užhipnotizuoti. Deira papasakojo, kad dar skaitė, domėjosi. O kai išsikėlė iš tėvų namų, jau ne tas galvoj buvo, neliko laiko, reikėjo išsilaikyti. Daug dirbo ir tiesiog daugiau neprisėdo. Klausyk, va šito aš neatsisakyčiau. Įsivaizduoji, tu pasakai, kad mano akis pasveiksta ir aš praregiu. Ištarė svajokliška Antarina ir iškart susigriebusi paklausė, nors pala, turbūt reikia matyti, kad būtum užhipnotizuota. Galima dirbti per šviesas, vaizdus, gestus ar mimiką, bet įmanoma veikti per prisilietimą ir klausą. Sako, kad yra mokančių įteikti mintimis, bet tai jau aukščiausias levelis. Keliom sekundėms nutilo ir suabejojo. Arba apgaulė. Gal masinė įtaiga. Kaip reklama. Įdomiai. Pagalvok dėl hipnozės. Padėtum žmonėms mest rūkyt, gert ar lošti. Tyliai pagalvojo apie savo adrenalino priklausomybę ir vagystes. Nejaugi tu tikrai tiki, kad kortos pasako teisybę? Kortos pasako daug. Tik ne kiekvienas moka jas teisingai suprasti. Juk dar nepapasakojau, ką žadėjau, o tai susiję su kortomis. Atvirai pasakius, net bijau, nes nenumanau, kokia bus tavo reakcija. Bet mane tai graužia. Ir aš negaliu kitaip. Noriu, kad tarp mūsų neliktų paslapčių. Antarinai pašiurpo oda ir atvipo žandikaulis. Juk tai jis save graužia, kas slapukauja. Nes per kelias savaitės jos virto beveik draugėmis. Tačiau išties apie Deiros asmeninį gyvenimą žinojo nedaug. Senelės istorija, šiek tiek apie tėvus, pomėgius. Atmetė gretimame kaime gyvenančio Arūno pasiūlymą tuoktis, kai visiškai apako kairiąją akimi ir ėmė atrofuotis dešiniosios akies regos nervas. Anot Deiros nenorėjo būti našta ir sakė, kad nė nesigaili. Neva dabar mėgaujasi gyvenimu kaip niekada anksčiau. Antarina galėjo suprasti tokį poelgį, o girdėdama Deiros balse ilgesį traktavo jos nesigailiu savaip. O daugiau
Kalbos sukosi apie procedūras, prisitaikymą, kartais apie viltį pasveikti. Nesuprantu, apie ką tu, negarsiai numykė Antarina. Aš noriu prisipažinti, esu su tavimi ne tik iš geros širdies, kad pamokyčiau internetu maistą užsisakyti ar apie atsimušantį nuo sienų garsą aiškinčiau. Aš su tavimi, nes... Pamastė, matyti iš anksto nerepetavo monologo, o kai atgijo, lyg užsukta nematomo magiško raktelio, ėmė tarškėti vis labiau stebindama. Tau gali atrodyti, kad su tuo esi nesusijusi, bet papasakosiu, kas nutiko mums prieš susitinkant. Skaitė knygos autorė Emma Rothwell.